pranešimą pristatyti profesorių dr. Alvydą Raipą. Tai šiuolaikinio viešojo valdymo pokyčiai, toks temos pavadinimas. Ačiū, pirmininkaujantis. Labadiena. Po tokių introdukcijų pereiti prie teorinio apmąstymų nėra labai paprasta, todėl aš turbūt pradėsiu nuo žymaus filosofo Heideggerio 20 amžiaus antrosios pusės, kuris labai gražiai pasakė, kad be streso nėra progreso. Tai, žinot, Lietuvos istorija po atgimimo labai gerai patvirtina. Mes po 90 metų pajudėjom taip šuoliškai pirmin, dabar po šitos 8-9 krizės visi susirūpinom, konferencijos vyksta čia, gerbiamas Osvaldas lankosi pas mus vos ne kas savaitę, tai aš džiaugiuosi tuo, bet matot, jeigu viskas būtų taip paprasta, tai euras šiandien nekapituliuotų prieš dolerį, nekapituliuotų prieš juanį ir nekapituliuotų prieš jeną. Ir Lisabono strategija, kuri mums žadėjo pačią dinamiškiausią ekonominį arealą, turbūt būtų šiek tiek geriau įgyvendinta. Mes visi to laukiam ir ko gero lauksim, ir euro entuziazmas dar pas daugelį nepraeina. Nors tam tikrų, kaip pasakyčiau, neramių laikų, kuriuos gali sukelti naujas Europos parlamentas, kuriame bus žymiai daugiau žmonių, kurie, šiek tiek decentralizacijos europinės tendencijas palaiko. Mes turėtumėm atvirai kalbėti ir atvirai galvoti, kaip priimti tuos iššūkius. Tai čia ne mano problema daugiau. Čia aš tik noriu pasakyti, pratęsiant tą Heideggerio mintį, prieš 100 metų beveik, 1920 metais buvo toks filosofas Osvaldas Špengleris, ne Osvaldas Šarmavičius, bet Osvaldas Špengleris. Tai jisai parašęs tokį veikalą, kurį daugumą žino, Europos saulėlydis ir lietuvių kalba yra jis išleistas. Ir jis ten labai tiksliai prognozavo dėl įvairių istorinių aplinkybių, kad maždaug po 100 metų Europos laukia kolapsas. Tai mums tas visas istorinis toks pranašavimas labai nepalankus, bet mes susirinkę į konferenciją čia bandysim kiek tai spręsti. Tai Heideggeris ir Špengleris maždaug vienodai sakė, kad labai lengva pradėti kapanotis, yra toks terminas žymaus teoretiko mano vadovo Jungtinių valstijų darbe, Jungtinėse valstijose stažuotėje metu, žymaus teoretiko ASPO prezidento Roberto Denharto, kad kada atsispiri nuo dugno, žinot, kai skęsti vandenyje, kol skęsti labai iš lėto, bet eini žemyn. Bet kada pasiki dugną ir sukaupi jėgas, gali greitai išnirti aukštyn. Tai manau, kad valstybės gyvenime, valdymo gyvenime tokių dalykų, čia jeigu moksliškai įvardinti galima, sakykim, pavadinti katastrofų metodologiją ar kokią kitą, tai šiandieną mums visos jos labai įdomios turėtų būti. Ir mano pranešimas, aš nežinau, čia 10 minučių, 12, kiek 15 sakė, aš norėčiau susifokusuoti trumpai, kasgi gali atsispirti nuo dugno ir kasgi gali sėkmingai iškilti viršų. Aš nenoriu sakyti, mes esam pačiam kokiam tai dugne, bet tikrai, kolegos, Lisabonos strategijos mes neįvykdėm. Mes
kažina įvykdysim strategiją Lietuva 2030. Kolegos, na jūs visi žinot ir visi ją čia esantis bent jau esat bent pavartę ir pastudijavę. Ten ruošia žmonės, na, galbūt ir neblogi specialistai, bet matyt, nebuvo gero koordinatoriaus. Aš prisijungiu prie profesorių Vasiliausko, Bivainio, kitų, kurie internete šitą strategiją išvadino, biški, ne visai tinkamai žodžiais. Kas įdomiausia, buvusios vyriausybės vadovas, kuris buvo vienas iš iniciatorių, aš nenoriu jo kaltinti ar panašiai, strategijų rengimas tai čia, būtinas dalykas, bet kada paskui paklausė, kas čia per strategiją žurnalistai jo, jis žinot, ką sako. Sako, čia entuziastai susirinko, jis taip pasižegnojo iš esmės truputėlį nuo tos strategijos. Ir mes ją, kaip tai šiandien tik magistrai savo darbuose ją dar mini ir bakalaurai savo darbuose, o rimtuose lygiuose jau su ta strategija, man atrodo, nenoriu pasakyti, kad palaidojame, mes ją galim koreguoti, galim taisyti ir galbūt kas nors išeis. Aš labai norėčiau, gerbiamas Motuzas kalbėjo apie švedišką modelį. Geresnio modelio šiandien niekas pasaulyje neturi. Iš tikrųjų taip. Bet čia mano tema suformuluota. Pokyčių valdymas. Jeigu mes paimtumėm, kas yra šiandien valdymas, kolegos, atrodo labai paprasti dalykai, bet kada nueini į kokią tai centrinę įstaigą, netgi Strasbūrė teko matyti, pavyzdžiui, toks terminas vienos ar kitos viešosios politikos valdymas. Kolegos, man sukelia tokį jausmą, kad aš greit turiu išbėgti iš tos patalpos. Jeigu valdymą paimkim vadyboje, tai valdymo definicija reiškia išteklių valdymą, sprendimų valdymą ir panašiai. Bet jeigu valstybės valdymą mes turim omeny, tai valstybės valdymo dvi dedamosios niekas pasaulyje nieko nesiginčia ir absoliučiai teorijoje nereikia, kaip minėjau, kažkada, čia net, žinot, kaip buliui parodo raudoną skudurą, jis puola. Tai šiuo atveju visiškai aišku visiems, kad politika yra viena dedamoji valdymo, o administravimas kitas. Ir šiandien kita dedamoji. Bet vis tik tai, aš jau vienoje konferencijoje minėjau, man atrodo, niekas dar nepasikeitė. Pilna politikos valdymo departamentų pasaulyje. Aišku, tai įvairovė galbūt, bet mes tada metodologiškai negalim priimti kokių tai pagrįstų sprendimų. Jeigu mes valdom politiką, galbūt galima žmoną valdyti, žinot, galima dar kažką valdyti, bet politiką valdyti, politiką galima strateguoti, politiką galima įgyvendinti, politiką netgi galima administruoti. Jeigu mes suprasim politiką kaip programas visų pirma, programinio valdymo sąlygomis, kaip projektus, kaip strategijas, ir aplamai kitą veiklą. Tai manau, kad čia mums reiktų, mes kalbėjom apie tai, apie kompetencijas labai daug šiandien įvadinėse pranešimuose. Be abejo, jeigu žmogus dirba valstybės tarnyboje, ir jo kontekstualumas yra, kaip sako, sau, ar ne, tai kažin ar tada galim tikėtis kokių tai labai rimtų pokyčių ir taip toliau. Šiandien toj grandiniai mes visi suprantam, kas yra pokyčiai. Jeigu mes turim globalius iššūkius, tokį algoritmą įsivaizdavus, kad toliau eina pokyčių būtinumas, pokyčiai neįmanomi be valdymo reformavimo, reformavimas neįmanomas jokių būdų be modernizavimo, o modernizuojant reikalingas
inovatyvi ideologija ir inovatyvūs metodai. Toliau eina procedūros, veikla ir panašiai. Tai čia mano toks introduction buvo. Aš turbūt skaidrėmis nesinaudosiu, nes man neužteks laiko. Vakar panašią problemą tyrinėjau 1,5 valandos ir niekaip nepavyko užbaigti. Tai aš bijau piknaudžiauti jūsų laiku. Aš pakalbėsiu vienu aktualiausių klausimų. Kaip šiandien mums su pokyčiais prisitaikyti prie pasaulyje vykstančių tendencijų? Valstybės tarnyba vienas yra pagal klasiką iš 3 dedamųjų viešojo administravimo. Greta profesijos, greta akademinių studijų. Tai čia profesija ir valstybės tarnyba ir akademinės studijos, tas visas viešojo administravimo laukas yra suvokiamas. Bet jeigu mes paimsim plačiau valdymo lauką, mes įsivaizduojam tam tikrą kognityvinę aplinką, kurioje yra valdymo lygmenys, valdymo kultūra, valdymo dalyviai, valdymo etika, sprendimai valdymo ir panašus dalykai. Dažniausiai praktikoje suvedama į sprendimus. Bet mes esam šiandien kaitoje, apie kurią keletą žodžių. Jeigu mes paimsim indikatorius, aš nenoriu į istoriją giliai gilintis. Manau, kad čia matau iš veidų, kad teko susitikti kvalifikacijos kėlimo sistemose kažkur tai su vienu kitų žmonių čia esančių. Atgimimas mūsų sutapo su naujosios viešosios vadybos paradigma, kurie mes buvom labai stipriai susižavėję ir dėja aš noriu pasakyti, kad mes, bent akademinė bendruomenė tą supranta, bet praktikoje galbūt ne visada užtenka laiko, gal ne visada užtenka noro keistis, gal ne visada užtenka žinių. Naujosios viešosios vadybos paradigma šiandien yra, aš nepabijosiu to žodžio, tebegramuluojamas toks dalykas. Jis turėjo didžiulius pliusus. Jis paspartino mūsų daugelį procesų visoje Rytų Europoje ir visam pasaulyje. Tiek, sakykime, kontinentinėje Europoje ir ypač anglosaksiškoje civilizacijoje. Su viešo privataus sektoriaus partnerystė, kurie šiandien mes visi dar labai, kaip tai idealizuojam. Toliau su, sakykime, viešojo sektoriaus segmentavimu, su įvairiomis kitomis detalėmis. Bet, jeigu mes paimsim šiandien naujoji viešoji vadyba, kaip paradigminis reiškinys, pakeitęs daugelio valstybių, pradedant Margaret Thatcher, Ronald Reagan ir kitų mąstymą, valdymo sferos supratimą, jisai šiandien turi daug esminių pokyčių. Tai pagrindinis pokytis, kad mes šiandien, jeigu mes paskaitysim vedančiuosius pasaulio klasikus, tokius Davidą Osborną, jeigu mes paskaitysim Davidą McNabą, Lairgaidą ir kitus, daugelis jų, absoliuti dauguma sutinka, kad šiandien yra naujas, maždaug nuo 2005-2004 metų galiojantis terminas naujasis viešasis valdymas. Todėl strategijai, aš manau, ir valstybės tarnybos strategijai, mums naująją viešąją vadybą remtis mes galim pakankamai tais sistemos elementais, sakykime, į rezultatus orientuotą elgseną ir panašiai. Bet mes puikiai žinom disfunkcijas, kurias sukėlė naujoji viešoji vadyba. Gerbėmieji, aš minėjau
Private Public Partnership, PPP. Kolegos, šiandien mes žinom, kad šita viešoji privati partnerystė ne tik Rytų Europoje sukėlė daugybę problemų. Juk privatizacija, tai PPP projektas, decentralizacija. Mes vienu metu buvom pasiekę privatizacijos tempus Lietuvoje didžiausius Europoje. Ir Pasaulio bankas mus vertino pagal tai, kiek mes esam privatizavę. Tai šiandieną atsiranda nuo 2005 metų Seulo kongreso požiūris į naująją viešąją vadybą stipriai keičiasi. Pasižiūrėkit, pagrindinis toks trūkumas tai, kad šita paradigma vadovaujančios valstybės, jos per daug segmentavo viešąjį sektorių. Atsirado daugybė agentūrizuotų struktūrų, marketizuotų struktūrų, milijonai tarpininkų ir nebrandžioj visuomeniai, kuri dar iš klientelos nėra artikuliavusi interesų grupių, tokiam lygmenyje, tai davė labai daug neigiamų. Kolegos, nenoriu Vilniaus miesto kaip pavyzdį daryti, bet čia mero firmos nusipelnė irgi šiek tiek, švelniai kalbant, kritikos. Tai ką aš noriu pasakyti, atsirado terminas hollow state, tuščia valstybė. Valstybė be funkcijų. Ar valstybė be funkcijų gali egzistuoti? Jin daugelį funkcijų atidavė privačioms struktūroms, o paskui visą dėmesį skiria į visas lėšas, kaip sukontroliuoti tas funkcijas, kaip jos vykdomos. Ir va čia naujosios viešosios vadybos didžiausia disfunkcija. Tai todėl šiandien iškyla dualizmas ir metodologiškai labai sunku ką tai prognozuoti. Iš vienos pusės mes, jeigu manęs paklaustų, kokios šiandien dvi problemos didžiausios pasaulyje, valdymo prasme mums kaip suvaldyti klimato atšilimą ir kaip suvaldyti demokratijos problemą. Ką reiškia suvaldyti? Plėtoti demokratiją. Mes neatsisakėm nei valdymo demokratijos darbo vietoje, nei kolektyvuose, nei valstybėje, nei panašiai. Bet mes aiškiai matom ir mūsų dalyvavimas Europos Sąjungoje, mūsų dalyvavimas kitų, mes linkstam truputį link neoweberizmo. Neoweberinė tendencija, neoweberinė koncepcija grąžina šiek tiek daugiau vertikalaus valdymo. Iš kitos pusės mes turim plėtoti demokratiją. Nieks mums neleidžia, pasaulis, visuomenė. Jeigu mes paimsim šiandien visuomenė, yra tyrimai atlikti maždaug 30 metų atgal. Tai visuomenė šiandien viešojo sektorių žmonės, Amerikoje tyrimai 7 metų, jie rodo, kad šiandien maždaug 7-8 kartais dažniau savo teisės gina įvairiais juridiniais būdais, teisminiais ginčiais, savo galimybės siekti to promotion, karjeros, savo teisės gina ir panašiai. Tai demokratijos mes užslopinti negalim, bet iš kitos pusės mes čia turbūt kamerinėje aplinkoje turim pripažinti, kad įstojimas į Europos Sąjungą mums decentralizavimas truputį sumažėjo ir bankų sektoriui, ir visose politikų sferose ir panašiai. Ir tai natūralu čia mūsų pasirinkimo laisvė, mūsų pasirinkimo galimybė. Tai aš vakar manęs klausė, o ką daryti? Nežinau, jokais galima būtų pasakyti, kažkada jaunystėje visi skaitėm tokio klasiko knygą, ką daryti, kuriame jis bandė kažką atsakyti, bet ten atsakymas buvo toks, kad reikalinga revoliucija. Tai aš šito nekviečiu, manau, kad mes išspręsim kitaip, ką daryti.
Bet receptų šiandieną pasaulis neturi didelių. Apart, ką kalbėjo departamento direktorius, apart kompetencijų ir gebėjimų tobulinimo. Ir jeigu jūs atsimenat, kada mes pasirašėm sutartį stojimo į Europos Sąjungą, visi punktai mūsų buvo suderinti iki visko. Bet buvo pastabėlė tokia, kad organizacijų gebėjimai ir individų, valstybės tarnautojų gebėjimai dar ne visai atitinka reikalavimus europinius. Tai čia mums darbo, manau, labai daug ir labai pakankamai. Tai naujojo viešojo valdymo doktrinoje, jeigu mes istoriškai žiūrėsim, galim išskirti 4 etapus ir paskutinę naujojo viešojo valdymo doktriną. Aš kalbu apie anglosaksišką civilizaciją, šiek tiek apie kontinentinę Europą. Jau laikai. Minutėlė. Mes galim išskirti 4 aspektus, kuriais turėtų būti nukreipta viso viešojo valdymo, tame tarpe ir valstybės tarnybos pastangos. Tai visų pirma, nieks mums neleidžia apsieiti be naujo požiūrio į viešosios politikos formavimą. Kolegos, aksiominiu teiginiu mes prisiminėm dar Davido Eastono 7-8 teoretikų mintį apie tai, kad politika neįgyvendinama dažniausiai ne dėl to, kad jos negalima įgyvendinti, bet dėl to, kad jin blogai suformuluota arba net netinkamai suformuluota. Mūsų energetikos projektai 1:1 patvirtina šitą teiginį. Antras teiginys - žymiai didesnis dėmesys strateginiam planavimui. Mes visą strateginį planavimą, jeigu vienu sakiniu pasakyti, ir čia, ir Europoje, ir pasaulyje dažniausiai supratome, įgyvendinom tik tai, ką reikia padaryti. Ir visi strateginiai planai buvo, pas vieną nuvažiuoju merą seminarą vesti, jis sako, viskas gerai, tu kalbėjai apie strateginį planavimą, bet tu nepasakei, kaip aš turiu strategiškai planuoti, kad rinkimus laimėčiau. Žinot, jo toks liktai aš su vaistinės svarstyklių pagalba atsveriam kokią tai dozę ir jis laimi rinkimus. Tai strateginis planavimas šiandien pagal Porterį ne tik tai, ką reikia daryti, bet strategiškai reikia planuoti ir tai, ko nereikia daryti, ko būtina atsisakyti, ką būtina reinventorizuoti, peržiūrėti. Trečias elementas, tai žinoma, susijęs su pačiu moderniausiu dalyku, tai tinklų, tinklaveiko sistema, naujų hibridinių struktūrų. Ir va čia public-private partnership perina į tarpsektorinę integraciją, kuriame ne tik viešasis ir privatus sektorius, kurie BVP turi 95%, bet ir nevyriausybinis sektorius, kuris normalioje visuomenėje apie 5% sudaro, jie pajungti viešosios vertės kūrimui. Ir mūsų esminis uždavinys viešosios vertės kūrimas. Ir paskutinis, kuris irgi mums neleidžia nuleisti rankų, tai socialinė naujojo viešojo valdymo orientacija. Socialinių problemų sprendimas, kolegos, vienas faktas, kad jeigu mes prieš 20 metų pasaulį turėjome apie 4 milijardų žmonių ir 2,5 milijardo buvo pilnai pavalgę, šiandien turim 7 milijardus ir vos ne 5 milijardai yra nedavalgę. Tai socialiniai aspektai, aš nenoriu čia plėtotis, ką šiandien siūlo įvairios filantropinės struktūros ir panašiai. Tai aš iškėliau daugybę klausimų, kurie turėtų būti ne tik pas mus Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungoje ir kitur svarstomi, diskutuojami. Dėkuoju. Labai ačiū gerbiamą profesorių.